tobula, kas paprasta. Kompaktiški automatiniai kavos aparatai Zylė. Elegant Home. Kurkime įkvepiančius namus kartu. Poilsio kompleksas Melno rezidencija. Pirmasis toks pajūryje. Sveiki, būsto anatomijos žiūrovai. Šiandien esame Vilniuje, susitinkame su architektu Gyčiu. Jis mums šiandien aprodys naują BMI Executive biurą. Šis nuostabus biuras įsikūręs Artery verslo centre. Kylame į viršų. Labas, Gyti. Labas, Jūrai. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi būdamas čia, Vilniuje, Artery verslo centre. Ir Gyti, su tavim dar nesifilmavom. Tai, kaip sakant, visą laiką pirmas kartas. Džiaugiamės šiandieną juo. Ir šiandien esame BMI Executive institute, kuris ruošia aukščiausio lygio vadovus, organizuoja įmonę mokymus įvairiausius. Na ir tas pats pastatas, kur mes šiandien esame, ar ne, jis yra Artery verslo centras. Daugelis gal žino, gal nežino, jis laimėjęs ir BREEAM sertifikato apdovanojimus, vėlgi labai stipriai, kiek žinau, analizuotas ar gauti tą sertifikatą. Ir pats pastato architektas yra amerikiečių architektas Danielis Lebeskindas. O tavęs aš, Gyti, noriu tada paklausti apie patį šį BMI Executive instituto biurą. Kas tai yra per projektas ir kokie jums buvo kaip architektams keliami čia uždaviniai? Taip, tai BMI Executive Institute yra įstaiga, kuri ruošia ar tobulina aukščiausio lygio vadovus. Kelta užduotis mums tai padaryti jaukų biurą, netgi nesakyčiau biurą, čia yra labiau mokykla. Kaip mokykla? Taip, kad čia būtų jauku. Esminė idėja tikriausiai buvo bibliotekos motyvas. Tai matome lentynas čia, lentynas su knygom bendroj socialinėje erdvėje. Šviestuvėliai, kurie yra pastatomi ant stalo, irgi prisideda prie to. Pats pastatas yra stiklinis toks, nežinau, varveklis ar kas, bet viduje yra viskas iš natūralių medžiagų, labai gera akustika, daug tokių šiltų spalvų ir iš principo kontrastingas tas yra pastato atžvilgiu interjeras. Faktas, kad reikalavimų Lebeskindas savo irgi turėjo. Turbūt labai nesiplėsiu, bet centrinė dalis šitame korpuse turėjo būti vienaip ir ne kitaip apdailinta, apšvietimas turėjo būti sudėliotas, pagrindinis apšvietimas sudėliotas pagal architekto principus, nes pastatas vientisai turi atrodyti iš išorės. Iš tikrųjų, jeigu pradėjom kalbėti apie apšvietimą, tai mes irgi mėgstam savo laidose paminėti patikimus rangovus, partnerius, tai čia, kiek žinau, irgi daug kalbėję esam su įmonės VT, šviesos technologijos, tai žinau, kad jie irgi modeliavo, žiūrėjo, parinkinėjo kartu su jumis ir visą tai, ką mes matom, turbūt galim ir jiem padėkoti ir iš tikrųjų aš ir pats irgi su jais šiek tiek esu dirbęs, tai man labai patinka, kaip jie net ir kokiai sodybai, žinai, kai reikia kažkokio apšvietimo, jie sudeda viską į programas, takelio apšvietimai, vizualizacijos, viską padaro, viską atsiunčia ir toks daugiau negu tikėjai. Tai šaunuoliai iš tikrųjų šviesos technologijos ir tikrai jauku. Jauku net ir tokią dieną kaip šiandien esam čia, tokia ganėtinai nykia rudens, bet tiek vaizdai įspūdingi, tiek ir viduje būti labai labai gera ir jauku. O mes tada gal judame toliau ir apžiūrėsime kitas erdvės, ar ne? Nes čia turime tokią nedidukę kaip virtuvėlę pokalbių kambarį, ar ne? Bet tuo pačiu dar čia tokių ir mažesnių pas jūs yra pasitarimų kambarių. Čia ateina per mokymus kažkokia grupelė žmonių, workshopas, jo, ar nežinau, ar su dėstytoju, ar bet, turbūt priklauso nuo situacijos, bet iš principo visi žmonės turi susirinkti pagrindiniai mokymo erdvėjai, jie gali pasidalinti į kelias dalis. Jeigu reikia dar smulkesnių erdvių, mažesniam grupelėm, tai tų posėdžių kambariukų čia yra nemažai. Tarp kitko, šitoj socialinėje erdvėje, tai vėlgi iš pagrindinės mokymų salės praktiškai visi išeina čia. Jie gali susėsti ir gerti kavą, čia yra mini virtuvėlė. Vienas iš BMI šūkių yra Join the Circle, reiškia prisijunki mūsų ratą. Ir čia šita imituoja tą jų ratą. Šita erdvė yra kaip lounge'o tasa. Į tokį turi šiokį tokį fizinį barjerą, kuris yra bibliotekos motyvas knygos.
bet pavieniai studentai gali netgi kažką skaityti ar ruoštis su vaizdu į naująjį Vilniaus centrą. Čia vienas yra iš didesnių posėdžių kambarių, visi kiti yra mažesni, neskaitant pagrindinės mokymo erdvės, kur jau turi tilpti apie 50 ar daugiau studentų. Tai ką, keliaujame toliau ir čia turime tada mes dar vieną virtuvėlę, labai gražiai atrodo. Jo, tai ta virtuvėlė yra mini virtuvėlė studentam. Šita virtuvė jau matot mažesnis kavos aparatas, tai čia yra administracijos virtuvėlė. Supratau. Šiaip iš tikrųjų negaliu nepagirti baldų gamintojų, nes kur matėm ir toje virtuvėlėje ir čia ypatingai šitos kojos, kas man patiko, tai džiaugiamės iš tikrųjų ir mes tokių vaizdų. Ir įmonė Narbutas, profesionalai baldų, kiek žinau, gamina visus nestandartinius rėmus čia ir padėjo taip pat su akustiniais sprendimais, tai visą tai, ką mato mūsų žiūrovai, tuo džiaugiasi ir čia dirbantis ir besimokantis žmonės, tai šaunuoliai Narbutas. Taip, tai Narbutui mes akcentavom tokius dalykus, kaip šitos būtent minėtos kojos, tai jos yra iš medžio masyvo. Taip pat ir tokie sprendimai kaip suoliuko, tas atsikartojantis motyvas, tai yra panaudota nemažai medžio masyvo, kuo mes ypač džiaugiamės. Tai čia turim bench tipo stalus, tai yra kai ant 4 kojyčių stovi dvi darbo vietos, nes nereikia dubliuoti tų kojų miško daryti, tai gal čia taip labai nesijaučia, kai keli tik stalai stovi, bet dideliuose biuruose labai pasiteisina. Bet iš tikrųjų, na ir žinai, mažiau turbūt ir išlaidų ir mažiau apsikrauna viskas 4 kojos, viskas tik tai geriau. Visi nestandartiniai baldai, kaip ir matote, ši nuostabi recepcija, virtuvės baldai, integruotos lentynos ir ši nuostabi virtuvėlė bei sienų uždengimai, įvairūs stalai ir spintos, visą tai gamino Narbutas Lietuva. Ir čia turim tas call cabin vadinamas, ar ne? Jo, call cabin, bet čia tokios ne tos tipinės, kur laisvai pastatomos, o jos tiesiog suformuotos iš normalių pertvarų. Ir jo, į akustiką labai daug dėmesio kreipta, nes tarkim po visom pertvarom mes irgi turim akustinius barjerus, nes čia pakeliamos grindys, pertvaros irgi yra iki pat perdangos, neskaitant, kad yra lubos pakabinamos, bet vis tiek turi būti izoliuotos. Išeina į viršų, kad dar geriau garsą. Taip, jos turi būti gipsu apsiūtos normaliai iš abiejų pusių iki pat perdangos. Kolonų dengti negalima niekuo, dažyti negalima, jos turi likti švarios betoninės, tokios kaip pastatytos. Tai kaip matai, dar ir kryva palei Tai čia buvo fasadą. nemažai džiaugsmo suvedinėjant visas kryvas linijas, gipsą pjaunant, jų modeliuojant, ne? Jo, tai čia dar viena kryptim kryva šita kolona, bet yra kur abiem, tai reikalų buvo. Matot ir šitą, pavyzdžiui, kampą, tai čia toli gražu ne 90 laipsnių, tai kaip tas pastatas atrodo iš lauko, taip gaunasi ir viduje pastatyti. Neliūdna, turbūt įrenginėt buvo. Ir čia yra pagrindinė salė, kuri turbūt interjero požiūriu nėra labai įdomi, bet mes turim Lino Kaziulionio darbą ant sienos. Jis atlieka 2 funkcijas, tai pirma yra, aišku, estetinė, antra yra akustinė, nes jis atspausdintas ant specialaus pagrindo, ant drobės, kuri turi užpildą ir labai padeda susitvarkyti akustiškai šitoj salėje. Taip pat mes turim modulinės pertvaras čia, kur padalina, kur yra tie bėgiai, padalina į 2 dalis ir gali tuo pat metu vykti 2 nemažos paskaitos arba 2 grupės gali kažkokį workshopą daryti ir viena kitos negirdėti. Tai mes bendrai, kiek čia turim plotą per visą aukštą, taip kad įsivaizduot? Per visą aukštą mes turim apie 700 kvadratų. Administracijos nėra čia daug, kiek žinau, ne? 10-12, kažkas tokio.
Vaikštant čia po šį nuostabų biurą, matom ir kavos aparatus. Iš tikrųjų, ko pasigėdau, gal robotas siurblė, jis irgi gali atlikti čia savo vaidmenį. Jeigu jums ar biurui, ar namams reikalinga tam tikra buitinė technika, tai čia visada gali padėti mūsų partneriai, namų technikos ekspertai, įmonė Krinona. O su specialiu kodu, kurį rasite čia apačioje, visą laiką galite gauti ir specialią nuolaidą. Tai kodėl jo nepasinaudojus? Įmonė Krinona. Gyti, tai pabaigai, iš tikrųjų tikrai nuostabus projektas, jauku, gera. Papasakok per truputėlį apskritai, kiek čia dirbo tavo komandos narių ir kiek truko visas šitas, sakysim, įsikūrimas. Gal jūs nedalyvavot su universitetu, institutu ar ne parinkimą šitų patalpų, aš nežinau, kokioje stadijoje jūs atėjot ar ne, ar kai jau raktai buvo paimti, tai duok truputėlį istorijos. Mes, kai atėjom dirbti BMI architektais, tai jau buvo šita patalpa išsirinkta. Aš kiek žinau, tai buvo apeita tikrai ne vienas verslo centras ir standartiniai verslo centrai turbūt su ilgais koridoriais ir kažkokiom užsiaurintom erdvėm BMI specifikai nelabai tiko. O šita lyg ir tokia nelabai patogi projektuoti konstrukcija, bet BMI specifikai pasitarnavo. Architektai, kolegos, su kuriais dirbame, tai yra Viltė Tamulė ir Rytis Mikulionis, tai mes dirbam šitam projekte 3. Aišku, visada turim šone dar 10 architektų, su kuriais galim pasitarti. Tai mūsų yra 13 plazmai. Tai truko, aš tai sakyčiau, kad ilgiau negu standartiškai, dėl to, kad užsakovas turėjo kitoj konstitucijos pusėje biurą ir turėjo dar nuomos sutartį. Tai nebuvo labai didelio spaudimo. Labai gerai, labai gerai. Tai čionais turėjom laiko pasimastyti, variantinį projektavimą padaryti. Bet tas iš tikrųjų vėlgi tada apsaugo nuo tam tikrų klaidų, skubėjimų, kažkokių tai galbūt net ir brokų, žinai, kažkokių ar permokėjimų. Tas tikrai labai svarbu, aš labai džiaugiuosi, kada taip galima, žinai, suderinti iš esmės persikėlimą, yra laiko susiplanuoti, tinkamai įgyvendinti visą tą projektą. Kalbant dar apie pačius iššūkius, jau paminėjom ir tas pastato formas, prisitaikymą prie pastato valdytojo, galbūt ir tam tikrų keliamų reikalavimų iš kažkokių ir investuotojų, galbūt, aš net nebejoju, kad tai toks pastatas verslo centre, visokių kitą kartą atsiranda dalykų, ar ne, kurie ateina jau ten darant tam tikrus darbus. Tau pačiam ir galbūt tavo komanda, jeigu pasidalinę esat kartu, va tokie pradiniai tokie kažkokie baubai, baimės tokios, ar jų buvo, ir va dabar, kai tu sėdi čia, žinai, tu jautiesi labai gerai ir sakai, va, turėjom tokių minčių, buvo baimių, bet va, padarėm, tą atsinešėm, tą išsinešėm, žinai. Kaip tu čia jautiesi? Tai aš tai jaučiuosi labai gerai čianais ir iš tikrųjų džiaugiuosi šito projektu, nes džiaugiasi ir užsakovas. O dėl baubų, tai aišku, pamačius pastato išplanavimą, šitas kolonas, kur vėlgi kreiva ir jos diametras čia apie, kiek nežinau, 70 cm, tai nedaugiau. Buvo baisu, pažiūrėjus vienį planą, kaip reikės išsiplanuoti, bet funkciškai viską labai gerai, man atrodo, labai gerai išdėliojom, visus kampus išpildėm ir visur yra, viskas atlieka savo funkciją, kiekvienas kampas. Aš žinai, pabaigai dar pabaigsiu tokią gražią, manau, natą, pasidalinsiu. Iš tikrųjų, mano sūnėnas įstojo į vieną mokyklą, mokymosi įstaigą, o mes prieš tai rodėm tos mokyklos, tos mokymosi įstaigos keletą tokių naujų, labai gražių erdvių, nuostabių. Jisai sako, žinai, savo mamai, aš, sako, pasižiūrėjau tas laidas būsto anatomijos ir sako, jeigu ten tose erdvėse taip gerai, tai sako, ir mano mokyklai ten bus taip gerai, žinai. Tai iš tikrųjų, aš ką noriu to pasakyti, kad jūs tikrai darote gerą darbą ir kūrėte tokius nuostabius interjerus ir gal net ir mūsų laidą pasižiūrėjus, kažkas pasvajos, užsinorės dar labiau ateiti čia, mokytis BMI. Ir jo, iš tikrųjų atrodo, kitą kartą tai yra tik laida, tik interjeras, bet tas poveikis, kurį mes galim, žinai, sukurti, yra didžiulis, tai niekada nežinai. Tai Gyti, tau iš tikrųjų kūrybinio įkvėpimo ir pačiam, ir visai tavo komandai. Džiaugiuosi mūsų pirmų filmavimų čia ir lauksim kvietimų į kitus jūsų objektus. Ačiū. Be abejo. Dėkui. Dažnai žiūrovai mūsų klausia, kaip mes keliaujame į savo filmavimus. Būsto anatomijos komanda šį rudens sezoną keliauja su naujoji Volkswagen Tiguan.
ir naują Tiguan galima rinktis su 3 tipų varikliais. Ekonomiškas dyzelinis, taip pat benzininis bei benzinu ir elektra varomas. Būtent su šio 3 tipo varikliu vieną elektrą galima nuvažiuoti daugiau negu 100 km. Taigi, jeigu norite patys išbandyti šį naują Tiguan ar kitą Volkswagen modelį, informaciją, kaip tai padaryti, rasite čia. Esame Kaune, Armatūrininkų gatvė 1, šiandien atvykome į įmonę Muzikinis garažas. Su jais pasikalbėsime apie audio ir video sprendimus namams, apie įsirengimą, kaip teisingai įsirengti aparatūrą ir kaip nepadaryti klaidų. Keliaujame į vidų. Labas, Deividai. Sveikas, Jūrai. Sveiki, Dariau. Labai malonu būti čia šiandien pas jūs Kaune, jūsų salone. Ir mes su Deividu jau pažįstame, esam kurį laiką. Atėjau pas jūs kažkada sakydamas, Deividai, padėk man išsirinkti namams aparatūrą. Ir su Deividu mes šnekam iš tikrųjų senai, sakau, Deividai, turi tiek daug informacijos apie tai, kaip namuose įsirengti aparatūrą gerą, kaip pasirinkti. Tai klausimas nuo pat pradžių, apskritai apie Muzikinį garažą. Šitą įmonę jau veikia pas jūs 26 metai. Papasakokit dar truputėlį daugiau, per tiek metų, kas pasikeitė, kaip jūs apskritai čia atsiradot, nuo ko viskas prasidėjo? Viskas prasidėjo senais laikais gūdžiais, jo. Muzikinis garažas jau 26 metus užsiema vien tik tai garso technika, specializuojasi garso technika namams, automobiliui, garso triukšmo slopinimo medžiagose. Turime puikų saloną Kaune, yra virš 50 kolonėlių mūsų ekspozicijoje, kurias visas galite paklausyti. Didžiausias pasirinkimas garso technikos automobiliui mūsų parduotuvėje. Tai toks mūsų tikslas išsirinkti pasaulyje, kokie prekiniai ženklai, kokie produktai yra patys geriausi ir juos siūlyti mūsų klientams. Kalbant dabar apie technologijas, apskritai, kaip apskritai, Deividai, tu kaip specialistas patartum žmogui išsirinkti namams tą kokybišką aparatūrą? Pradžioj, kaip ir minėjau, reikia įlysti gyvenimo ritmą, tempą ir pasirinkti, ar jam reikia stereo sistemos, kur sudaro ten dvi kolonėlės ir stiprintuvas, kas yra toks vienas dažniausių pasirinkimų. Gal jis žiūri daug filmų ir jam reikia namų kino sistemos, tai tada jau susideda visa sistema iš daugiau nei 2 kolonėlių, tada jau būna toliau kiti etapai. Tai dizainas, dydis, žmonos nuomonė, gražu, negražu ir panašiai. Yra šiai dienai tikrai dar klientų, melomanų, kurie klausosi CD įrašus, siunčiasi geros kokybės failus iš interneto ir klausosi, bet vis tiek didžioji dauguma nori patogumo, paspaudžiau telefone, appse, noriu groti čia ir dabar ir jūs klausot tas streamingo platformas, YouTube Music, Spotify, Tidal ir panašiai. Viskas einama link mažesnio dydžio, link patogumo ir geresnės garso kokybės. Tai ir norėjau irgi taip pat paminėti, jau keletas metų toks kaip trendas, tai yra vinilinės plokštelės, klientai nori klausytis patefono, dažnai tai priveda, kad klientas net nežino, jog reikia turėti garso sistemą, kad klausytumės vinilinių plokštelių. Nusiperka patefoną ir sako, kodėl man negroja, nėra garso, yra tikrai daug tokių atvejų. Dariau, tu kaip specialistas, kaip pats jauti situaciją apskritai, kiek ta muzikos svarba šiai dienai didėja ar mažėja namuose? Mes matome statistiką, kad kiekvienais metais žmonija klauso vis daugiau muzikos. Ta muzika vis įvairesnė, jie vis nori kokybiškiau klausyti jos. Kai nuotaika bloga, vienu žodžiu, muzika visą laiką ją pakelia. Kai jaučiate daug streso, muzika jį sumažins ar visai jį nuims. Ir iš tikrųjų, turbūt tos muzikos mes norim visur namuose, ar ne? Jeigu jau norisi, kad skambėtų jinai kitą kartą ir vonioj, ir ryte pasirinkti vieną, svetainiai pusryčiaujant galbūt žinias pasiklausyti, ar pasirinkti kitą kažkokią ir po to persikelt į automobilį ir galbūt pratęs savo muzikos klausimą jau pakeliui. Tai čia esate jūs. Taip, ir kas dar svarbu, žinai, daug žmonių bijo, kad tai bus sudėtinga ten valdyti, kažką tai pasirinkti, kažką tai suinstaliuoti. Visą tos klausimus atsakome mes. Galime padaryti planą, parinkti instaliuotojus, ar patys atvažiuoti, instaliuoti, apmokinti, paruošti, sukonfigūruoti, telefonu pakonsultuoti, jeigu kas nesiseka. Ir šiaip tos visos šiuolaikinės sistemos pritaikytos tam žmogui, kad būtų kuo paprasčiau ją naudotis, nes šiuolaikinė sistema veikia taip, jūs ateinate į namus, prisijungite prie savo Wi-Fi namų tinklo,
pasirenkate Spotify ar Tidal, spaudžiate groti ir jūsų sistema pradeda groti. Arba ten vaikams, moterims labai paprasta, įsijungiate televizorių ir visa sistema įsijungia, garsinate su televizoriaus distanciniu, visa sistema garsėja, mažite garsą irgi mažėja, ten pasirenkate YouTube'ą, viskas groja, viskas gražu, žiūrėti, smagu, visi laimingi. Kolonėlių tipų yra keletas, yra instaliuojamos į lubas kolonėlės, yra instaliuojamos į sienas kolonėlės, yra sekantis pakabinamos mažo gylio ant sienos kolonėlės, yra lentinio tipo kolonėlės, kurias galim padėti ant lentynos arba ant stovo. Sekantis jau yra didesnės grindinio tipo kolonėlės, kurių dydžiai labai įvairūs. Tai yra nuo tikrai nedidelių iki šaldytuvo dydžio kolonėlių. Dar vienas tipas yra viskas viename kolonėlės, kur yra ir grotuvas, ir stiprintuvas, ir pati kolonėlė, ir pačio įvairiausio dizaino, kur kartais gali net nesuprast, kad tai yra kolonėlė ir ją pakabinti ir turėti gerą foninį garsą. Vėlgi, kalbant apie kolonėlių dydį, ar pasižiūrėjęs, kad tai yra didelė kolonėlė, esu garantuotas, kad jinai gros 10 kartų daugiau negu šita mažesnė? Ne, tikrai ne. Garsiakalbių kiekis, aišku, apsprendžia šiek tiek tą maksimalų decibelų kiekį, to garso tikrai dažnai 95% atveju iš didesnės kolonėlės išgausim daugiau. Bet tikrai yra labai aukšto lygio mažų kolonėlių ir turėti galima kur kas kokybiškesnį garsą nei su tam tikrom nebrangiom grindinėm kolonėlėm. Tai šituo atveju reikėtų atsižvelgti į patalpos dydį, į kliento norus, į dizainą ir pasirinkti jam tinkamą dydį. Šiai dienai namuose daug kas turime ir televizorius, kiti apskritai nieko neturime, bet norime karts nuo karto pasižiūrėti kažkokį filmą, galbūt televizinę laidą. Ir kaip jūs matot projektorius, ar ne? Kiek tai yra apskritai jau populiaru namuose turėti projektorių? Ir kiek tai yra geriau arba blogiau lyginant su tiesiog televizoriais? Taip, tikrai dažnai klientai skambina, rašo, kad planuoja savo svetainį neturėti televizoriaus ir nori projektoriaus. Dažnas tikrai tai įsivaizduoja, kad yra projektorių po kelius šimtus eurų ir pasistatysiu ir ant baltos sienos žiūrėsiu. Bet toks vaizdas, jis labiau skirtas ten galima prezentacijas, kažkokias trumpus filmukus pasižiūrėti, bet norint turėti gerą kokybišką vaizdą su projektorium, reikia tikrai gero projektoriaus, reikia atsižvelgti labai į patalpos šviesumą, kiek yra langų, kokios užuolaidos, kokios spalvos sienos dažytos, atstumus visus susižiūrėti. Tai tą reikia jau tikrai iš anksto pasiruošti ir įsivertinti, kas geriau. Nes tikrai šiai dienai televizoriai, jie yra labai pažengę ir turim 4K labai ryškų detalų įtraukiantį vaizdą ir tokį vaizdą gauti su projektorium yra kur kas tikrai brangiau. Bet tada tu gauni, tarkim, jisai visiškai yra kitokio dydžio, ar ne? Tu gali turėti 3 metrus, 4, 5, tą įspūdį tu gauni irgi kitokį ir turbūt žymiai didesnį. Taip, tai va dažnai, kas yra tie kinomanai, tai jie mėgsta didelius ekranus, nori jaustis, kad nereikėtų vaikščioti kiekvieną savaitę į kino teatrus, jie savo gali pasidaryti tai namuose, pasistatė gerą projektorių, gerą ekraną, ekranai irgi tikrai labai skiriasi, medžiagos, kurios atspindi šviesą skiriasi ir ekraną reikėtų pasirinkti tinkamą pagal projektorių ir plius jūs iškart jūs ir matysite su geru projektorium, kuris dirba tyliai, kaip dabartiniai lazeriniai projektoriai, matysite realaus dydžio krepšininkus, kaip jie meta į krepšį. Šiai dienai jau vėlgi tampa daug kur norma turėti tam tikrą išmanumą namuose, ateini į namus, galų gale, nežinau, ar jau pajaučia iš tavo šypsenos ar ne, ar tą muziką kokią tau užleisti, ar ne, kažkokia namuose esanti sistema, bet bent jau gali, tarkim, valdyti balsų sistemą, pasileisti savo muziką. Kaip tu pats matai, leisk savo pabūt futuristų. Ar dar čia bus kažkoks, kaip tu gal didžiulis kažkoks protrūkis šitoje vietoje garso vaizdo sistemose, kur viskas eina, kur kaip pavyzdys tu galvoji, kad mes atsidursim po 5 ar 10 metų. Ar jau dabar mes esam taip stipriai nušaliavę, kad kažko esminio gal taip greitai ir neatsitiks. Kaip tu manai? Vienas iš požymių ten to dirbtinio intelekto atsiradimo ar ten tos technologijų vystymosi tai, kad tos muzikos įvairumas labai stipriai auga. Žodžiu, dabar atsiranda tų naujų artistų, kur anksčiau tiek nebuvo, ten milijonai, tūkstančiai ten tų muzikos stilių ir artistų ir jų ten, ir jie visi unikalūs. Tai va, tai dirbtinis intelektas padeda ten tą kažkokį turinį kurti, ne? Jo, turinį kurti, ten tą bitą kažkokį įdomesnį padaryti, kuris išskiria juos.
Ir taip tikriausiai čia taip tas dirbtinis intelektas, o jau dabar atsiranda telefonuose, tikriausiai bus ateityje, kad iš balso jau ten tembro jisai supras ten kokia jūsų nuotaika. Teoriškai sutiksime mes ten dagyvensime kitos ateities, kai tenais atsikėlus pramerkus akis, jums sakys labas rytas dirbtinis intelektas. Šiandieną aš jums nusprendžiau pagal jūsų ten kažkokį miego ritmą ar kažką, tai jums pakelti nuotaiką ir paleisti jūsų mėgiamą radio stotį ar kažkokią ten grupę. Labas, Laimi. Labas, Jūra. Iš tikrųjų norim pasikalbėti su tavim kaip specialistu apie visą įrengimą patalpų, namo, buto, kada planuoti apskritai kažkokius tai papildomus dalykus, elektros instaliacijas, kitus momentus, jeigu tu žinai, kad tu tiesiog norėsi namuose gero garso. Pirmiausia, jau visiems rekomenduojam, kad jeigu tikrai galvojate apie kokybišką gerą garsą, tai viską tą pradėti projektavimo stadijai. Jeigu ta užsakovas linksta link išmanaus namo, tai tas yra neišvengiama ir jau jam tada daug aukštesnio lygio architektas visą laiką tą klausimą užduos. Jeigu paprastesnio lygio dizaineriai, tai labai neretas atvejis, kai mes jau gaunam, ateina žmogus su nuotraukom, sako, pas mane va tokia vizualizacija, dizainas visas aplink televizorių išlaižytas, viskas padaryta, sako, užsimano garso, o ten jau praktiškai vietos niekam nėra ir priverčia jau mus tada nertis iš kailio kažkaip tai prisitaikyti prie tos esamos apdailos. Mes visą laiką prašom klientų, kad būtų projektas, kad kiek įmanoma būtų baldų išdėstymas, jeigu paskui kažkoks tai dizainas aplinkos, kas skleidžia atspindžius, stiklai, plokščios sienos, kurios irgi labai įtakoja šiuolaikiniam interjerui ir jų kuo toliau, tuo labiau didėja, o kuo daugiau plokščių plokštumų, vienodų ypač stiklo sienų, to viskas akustiškai tik tais blogyn. Laimi, tai kokios dažniausiai daromos klaidos planuojant, pamirštant suplanuoti, sakysim, tą garso video sistemą namuose? Labai neretas atvejis, kai instaliacija laidynas būna mūsų užpieštas, o veda elektrikas, kuris kala visus likusius techninius kabelius, užsitinkuoja sienos, pasidaro visa apdaila, reikia jungti televizorių prie stiprintuvo, jisai paprasčiausiai kabelis toks neveikia. Nes jisai veikia tik tai viena kryptim. Tai yra pati didžiausia klasta ir skausmingiausia visiems elektrikam ir patoliau vartotojam. Ir po to, kuri gali brangiai kainuoti, tiesiog neturės rezultato. Jau negelbėja praktiškai ir belaidžiai sprendimai ir jeigu mažas atstumas, dar ten kelis variantus galim išspręsti, bet be kabelio naujo pervedimo praktiškai nieks nepasikeičia. Labai dažnas atvejis garsiakalbiai būna visiškai nustupti į kampus, su lygiagretinti su šviestuvais, su plyšiniam grotelėm vėdinimo įrangos, ne iš akustinės pusės, o kad gražiau žiūrėtųsi. Ir, aišku, ieškom visą laiką bendro kompromiso, bandom paaiškinti, kad kaip turėtų būti, o paskui galutinį sprendimą jau tada tvirtina jau tas, kas moka pinigus. Ar jisai aukos dėl grožio, ar jisai kaip tik stengsis išlaužti maksimalų rezultatą ir susimontuoti kolonėlės ten, kur jos reikalingos. Labai atkreipkite dėmesį tada visas medžiagas aplinkui, kad neturėt bažnyčios efektų ir negyventi visą gyvenimą su aidu. Nes tas bus diskomfortas ne tik muziką klausant, bet ir bendraujant vienas su kitu. Tai Laimi, ačiū tau, iš tikrųjų labai daug naudingos informacijos, pasikalbėjome ir su Dariumi, su Deividu apie naujienas, apie instaliavimą, apie klaidas. Vėlgi mes galim nudžiuginti savo žiūrovus, kas nori pasinaudoti tam tikrais specialiais pasiūlymais, gali pasinaudoti ir jūsų specialių kodų, kurį ras pas mūsų ekrano apačioje. Visai produkcijai, tiek atvažiavus gyvai, tiek internetu bus specialus pasiūlymas, tam tikrą nuolaidą mūsų žiūrovam. O Laimi, mes padėkosime tau ir linkim dar įdomesnių projektų, sudėtingesnių situacijų, o jūs, kaip tiek metų veikianti kompanija, aš net nebejoju, kad ir toliau inovuosite, edukuosite mūsų žiūrovus ir pasimatysime sekančiose laidose. Ačiū tau. Ačiū ir iki kitų kartų. Iki. Mes net nebejojam, kad jūsų klientai čia užsuks ir mūsų galbūt žiūrovai pasiklausyti, išbandyti ir Deividai patarsi jam taip gerai, kaip patari man. Tai ačiū tau. Ačiū tau, Jūrai. Lauksime svečiuose.
Kaip visuomet jums sakau, ačiū, kad žiūritės. Prenumeruokite, spauskite like, užduokite mums klausimus, visiems tikrai atsakysime. Iki. Tobula, kas paprasta. Kompaktiški automatiniai kavos aparatai Zylė. Elegant Home. Kurkime įkvepiančius namus kartu. Poilsio kompleksas Melno rezidencija. Pirmasis toks pajūryje.